išganymo ieškojome, iš nuodėmės į nuodėmę, į ją supanašėjome ir kai visai pajuodome, kai likom... 1988 m. spalio 22 diena, šeštadienis. Vilniaus sporto rūmuose prasideda steigiamasis Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio suvažiavimas. Pirmąjį žodį suvažiavimui tarė poetas Justinas Marcinkevičius. Gerbiami suvažiavimo delegatai ir svečiai. Pagaliau atėjo ta diena. Atėjo ta diena, kad pagaliau sujungtumėm savo pilietinę ir politinę valią, intelektualinius bei kūrybinius savo išteklius, visas savo kūno ir dvasios jėgas, kad sujungtumėm save Lietuvos atgimimui. Steigiamai Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio suvažiavimą atidaro Lietuvos kultūros patriarchas architektas Vytautas Landsbergis Žemkalnis. Aš nežinau, ar buvau kada gyvenimo tiek laimingas, kai šio momento, šioje šventovėje, draugė su Lietuva, su visa Lietuva, jog visa Lietuva čia pat, ir Klaipėda, ir Panevėžys, ir Utena, ir visas mūsų kraštas šiandien yra čia, mūsų šventovėje, su dideliu džiaugsmu širdyje, su dideliu tikėjimu į jūsų širdį, į jūsų meilę, į jūsų troškimus, nepriklausomai Lietuvai atkurti sambūvį šios dienos, skelbiu atidarytą. Daktaro Jono Basanavičiaus, vieno nepriklausomos Lietuvos kūrėjų vardą, ir šiandien siejame su švenčiausiomis tautos viltimis. Šią pirmąją tautinės dvasios atgimimo vasarą sujudusi Lietuva reikalavo viešumo, demokratijos ir suvereniteto. Aušra įsidienojusi, pabudome ir gelkimės. Tėviške sugrįžtame, čia buvėliais, pražuvėliais, namų neatpažįstame, lietuviai, ne lietuviai mes, per skaistymą, per pragarą, iš nežinios į nežinę, mes pagaliau atradome, kad Lietuva tai sąžinė. Tikime, kad šių žmonių vardus su pagarba minės ir mūsų vaikai. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė steigiamojo suvažiavimo išvakarėse spalio 21-ąją susirinko paskutinį kartą.
dabar viskas vyksta pradžia, taip kaip buvo. 40 minučių laiko įsivaizduojant, ką tai reiškia. Man būtent toks Alvydai, skambantis. Svarstomi sąjūdžio įstatų ir būsimos programos projektai, steigiamojo suvažiavimo rezoliucijų siūlymai. Suvažiavimo priimti dokumentai taps šventais tautai. Atsiprašom dėl pavėlavimo, dėl organizacinių bėdų. Kaip jūs suprantate, nesame nei partija, nei draugija ir savo сарашу неturime. Сначала я хотел бы задать организационный вопрос. Как много наших зарубежных друзей не понимают русскую речь? How many our foreign guests doesn't understand Russian? Iniciatyvinėje grupėje, kurioje yra 35 žmonės, 17 iš jų yra partijos nariai. Bet išrinkti jie buvo ne todėl, kad jie yra partijos nariai, arba kiti neišrinkti todėl, kad jie nebūtų partijos nariai. Nieks į tai nekreipė dėmesio. Ir net nežinojo. Ne tai, kad būtų paslaptis, nieks neklausė. Žmonės buvo išrinkti dėl jų visuomeninės pozicijos. Atsakant į antrą klausimą, reikia pastebėti, kad bendras pavadinimas Liaudies frontas ir lietuviškasis sąjūdis iš esmės jokių skirtumų, semantinių skirtumų neturi. Bet kaip pasakė mano kolegos tik čia, kad sąjūdis yra tinkamesnis vardas tokiam judėjimui, kuris apima visą kraštą, kadangi jisai mūsų kalboje reiškia judėjimą bendrai, judėjimą, kuris jau vyksta, bet kurį galima dar stipriau paspartinti. Frontas yra prieš ką nors. Frontas yra prieš stagnaciją. O mes sąjūdis už persitvarkymą. Tai yra tas pats, tik tai iš kitos pusės. Ta pirmąją šventišką sąjūdžio suvažiavimo dieną Lietuvai įsižiebė dar viena didžią ateitį įkvepianti tautinės vienybės viltis. Kalba Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmasis sekretorius Algirdas Brazauskas. Gerbiami Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio, steigiamo suvažiavimo delegatai ir svečiai, draugės ir draugai. Man suteikta didelė ir atsakinga garbė Lietuvos komunistų partijos centro komiteto, Lietuvos TSR aukščiausios tarybos, prezidiumo ir vyriausybės vardu nuoširdžiai pasveikinti sąjūdžio steigiamai suvažiavimą ir palinkėti jam konstruktyvaus, vaisingo darbo. Istorija besąlygiškai teigia, kad esant vienai valdančiai partijai, įvairūs visuomenės junginiai reikalingi. Tuomet, kada kai kas jau skeptiškai pradėjo žiūrėti persitvarkymo idėjas, mums visiems į pagalbą gana netikėtai atėjo Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Mes prašome, ar gilaisi